Labas rytas, mėlėjai. Na, pirmoji šių metų iškyla su laivu, su šeima. Ne pirmoji man šiais metais aplamai, todėl kad aš visą žiemą plaukiau, kaip jūs jau atsimenate ir matėte. O štai šį kartą atplaukiau jau su savo laivu, pagrindiniu ir didžiuoju. Ir vakar buvo diena labai fysna. O šiandieną jau netokia fysna, todėl kad pučia vėjas. Ten taškosi bangos, telefonas kaip visą laiką, nieko neperdoda. Bet ten, matote, baltuoja, keteros lūžta. Na, čia sąlyginai yra ramu. Ir čia galvojau, aš žvejosiu, čia pasišėriau, bet iš tikrųjų dar ranko šala. Tai va, tu jau neužilgo ir trauksiu meškerę, kavos atsigersim su mama, va, pusryčius pasidarysim. Ir eisiu pabandyti žvejoti. Pažiūrėsim, ką čia mes pagausime ir kuo mes jūs pradžiuginsime. Kągi, rytas mūsų toksai. Linas žvejoja. Mėto. Ką čia mėto, Jurgutis? Spiningą? Vieną spiningą, o kitą? Viską užmedęs, ir spiningą, ir dugną. Oho, ant slieko, va, matau, sliekų prisidėjęs. Tai pagavai šiandien ką nors ar ne? Ant spiningo pagavau vieną lydegą, ant dugno pagavau vieną vėgelę, o ant dūdės nieko nekabinau. A, gali gal parodyt? Laukiam, plūdė tuščia. Nieko nėra. Čia dugninė, gal ar kažkaip užmesta, nežinau. Spiningą ištraukė. Dar ankstoka, nes va, dugnas tai vienas per naktinę va pagavau. Einam, pažiūrėsim. Sliekų turim. Va, laimikį savo rodyk. O, kažką matau. Tokio neblogo, kas ten lydeka? Tai lydeka, tai gerulė. O, ar matosi? Lydeka, tai gerulė. Lydeka gera. Lydeka. Tai jinai su ikrais, kad tokia didelė, ką? O vėgelė tai tokia kilograminė, o ta tai kokie 4 kilogramai bus. Nu, šaunuolis. Šaunuolis su mūsų. Na, o po geros žvejybos be abejo turi būti taurė raudono vyšnių vyno ir geras šašlykas. Einu, valgyt. Valgyt daug su telefoną. Einu, valgyt. Čia vakarę gaudė kamuolį pasas tau. Per jos galvą varau. Ai, su ranko, negaliu. Nu, pasama. Ai, ne. Vakarė, greit pasama, nu. Pergalė mūsų. Žaidžiame atspėk, tai dabar kažkas turi kažką tai suvaidinti, o mes turime atspėti. Tai dabar vėjūnė. Gerai, su mašina. Langą sudaro. Šautuvot pro langą. Žilvis! Ha, tai dabar mano reiškia? Dabar tavo eilė. Gerai, dabar mano eilė. Reiškia... Čia kas? Kas čia yra? Skylė! Mama. Vakarė. Nežinau, pasiduodam. Kojinę dėduosi. Oi,
Nu, taip, kojinė dėduos. O, užsimauti, nu sunku, tik tai iš kitos pusės dėjausi kojinę. Okay. Tai dabar tu. Nelabai supratom, bet... Jos menų nė velnio nesuprantate. Kiaušinienę kepė? Blet, ir vėl man. Nu, nežinau dabar ką daryti. Na? Aistė, dairasi visur nepatenkinta. Jo? Atspėjo? Tai čia mes tik tai dviese žaidžiame, ne? Nu, tik niekas nieko nespėjo. Ir ką aš noriu viso to pasakyti. Tiesiog pragyvenau aš nemažą kiekį metelių. Nugyvenau štai ir sėdžiu dabar čia. Ir žiūriu į tai, ką aš užgyvenau. Štai tie žmogiukai, kuriuos aš užgyvenau. Sakyčiau, gyvenimas nepraėjo veltui. Ką? Vat būtent dėl to ir gyventi buvo verta. Sėdžiu va štai senukas ant savo jachtos. Senos tokios pačios kaip aš. Ir stebiu į tai, ką aš užgyvenau. Per daug nieko. Tik šeima. Ir dėl to gyventi buvo verta. Ir jeigu dar kartą tektų man pragyventi šitą gyvenimą iš naujo, tai nieko šiame nekeičiau. Vien dėl šito šypsenos. Tai tiek.